Labą dieną. Šių rungtynių arbitras Algis Bataitis ir Kęstutis Pilipauskas. Taigi šios dienos rungtynės dviejų Žemaitijos Pamario komandų dvikova. Šilutė ir Plungės Olimpas, kaip ir visą laiką turbūt. Kiekvieno šių komandų rungtynės vyksta labai atkakliai, jau apie tai galima spręsti iš tarpusavio susitikimų rezultatų. Kol kas Olimpo komanda pirmauja 5-4 per 3 LKL pirmenybės. Ir štai šiandien, aišku, Šilutės komanda net ir netekusi dviejų amerikiečių bei užsieniečių trenerio pabandys matyti išlyginti tą rezultatą tarpusavio serijoje. Taip, jau labiau, kad Olimpo centras šiuo laiku labai gerai žaidys. Miliūnas irgi yra stipriai traumuotas ir gali būti arba mažai, arba visai gali nebūti aikštelėje. Taip, kad laukiama labai įdomi dvikova. Na kągi, netrukus mes ją ir išvysime, o kol kas turnyrinė lentelė, kokiose vietose yra abi šios dienos rungtynių dalyvės. Ir mes pratęsime transliaciją po neilgos reklaminės pertraukėlės. Visus krepšininkus ir krepšinio aistruolius sveikina Kraft Jakobs Šušart Lietuva. Šios kompanijos gaminamos šokoladas Karūna, šokoladiniai batonėliai Ralis ir Tyko Dardo ir Manija suteikšim jėgų bei stiprybės, puodelis Jakobs kavos nepakartojamą malonumą, o kramtomoji guma Hollywood nuostabų gaivų skonį. Kraft Jakobs Šušart Lietuva linki jums malonių akimirkų, to paties linkime jums ir mes, Baltijos televizija. Taigi startiniai šių komandų penketai, štai matote Plungės Olimpas. Svečiai Džovikeri, Timoti Bruksas, Tomas Venskūnas, pakeitęs traumuotą Dainių Miliūną, Evaldas Jocys ir Mindaugas Pranskevičius. Toks yra Olimpo komandos startinis penketas ir štai šių rungtynių arbitrai Kęstutis Pilipauskas, kaip jau matėte, Algirdas Bataitis ir rungtynių komisaras Raimundas Barauskas, vyresnysis. Na ir štai dabar Kęstutis Pilipauskas bei Algis Bataitis jau pakvietė abiejų komandų žaidėjus į aikštelę. Taigi šiandien rungtynės, vakar Šilutė po labai atkaklios kovos, gan nedidelių skirtumų, tik 60-54 nugalėjo Panevėžio Lietkabelį, o Plungės Olimpui teko žaisti netgi 45 ilgas varginančias ir atkaklės minutės su Kauno Žalgiriu, todėl šiandien tiek matyti šilutiškai ir tuo labiau plungiškai negali džiaugtis jėgų pertekliu. Bet aš galvoju, kad nepaisant vakar labai įtemptos ir sunkios kovos, plungiečiai bandys žaisti greitai, turbūt aš galvoju. Nes tai jų žaidimo stilius ir jų fizinis pasirašymas tai leidžia atlikti. Na, apskritai Plungės komanda garsėja kaip viena iš geriausiai fiziškai pasiruošusių komandų, iš nervingiausių ekipų. Dabar pirmasis metimas netaiklus ir rimtus po krepšiu. Džovikeri beveik parimtų ant galvos. Netaiklus metimas ir atkovoja kamuolį Ivanauskas. Laimas Ulevičius su kamuoliu. Dabar perduoda į Ivanauskų pirmoji rungtynių minutė. Kol kas Šilutės komanda 1 tašku atsilieka nuo Plungės Olimpo. Tai yra 5 taškais atsilieka nuo Plungės Olimpo komandos. Yra 4 turnyro lentelės vietoje, tačiau jiem įkandin labai arti žengia Vilniaus Sakalų komanda, todėl Šilutės komandai dabar yra svarbus kiekvienas taškas. Na, kaip beje ir Olimpui, nepaisant to, kad jie vakar pralaimėjo Žalgirį, dar ne viskas prarasta kovojant dėl antrosios vietos. Nors, aišku, jau aplenkti Žalgirį 1 tašku, kuomet dabar atsiliekama bus labai sunku. Reikia, kad Žalgiris 2 kartus suklystų. Tai praktiškai vis dėlto nedaug yra galimybių, kad Žalgiris gerina žaidimą ir vakarykštės rungtynės parodė, kad jie jau lipa į formos, taip vadinamą į kalną. Na, štai dabar atrodo nedidelę traumą gauna Mindaugas Pranskevičius, beje šis krepšininkas ir žaidžia šiek tiek nesveikuodamas. Na, matėme vakar iš komandos rikiuotės savaitei iškrito Dainius Miliūnas ir štai dabar Mindaugas Pranskevičius palieka aikštelę. Ir Rimas Endrijaitis sunerimęs, netrukus matyti jis bus priverstas keisti žaidėjus. Ir štai dabar vietoj jo į aikštelę įeina Arūnas Drąsutis. O vietoj Timoti Brukso žaidžia Eugenijus Vaškys. Kol kas 0-0, nors sužaista jau minutė ir 10 sekundžių. Bet po šito keitimo, manau, šilutiškiai truputį daugiau suprato, artimiau pergalės atsirado, nes tai labai reikalingas žmogus ir vienas iš valingiausių ir rezultatyviausių sunkiais atvejais žaidėjų.
Beje, mes vakar spėliojam, kodėlgi taip nepaprastai, nepanašiai į save žaidė Mindaugas Pranckevičius, vis tik matyt atsiliepė tą traumą, kadangi, kaip minėjo treneris, jisai žaidė nesveikuodamas. Taip, be abejonės, jam ta trauma vis dėlto trūkdė ir tas jo nelygus vakar žaidimas, matyt, viena iš pagrindinių priežasčių ir buvo. O dabar 3-0 po Džo Vikerio tritašką pirmauja svečiai ir Leikus netaiklus metimas, o prasižengia Tomas Rimkus kovodamas dėl kamuolio. Na, dabar metimas buvo įskaitytas, taigi 3-2 pirmauja Plungės Olimpo komanda. Ir Eugenijus Vaškys, netaiklus metimas iš 3 taškų zonos. Kol kas vienintelis taškus Olimpo komandai pelnė Džo Vikeris. Ir vėl triukšminga atmosfera, šį kartą jau Šilutėje, taip pat garsėjančioje savo labai triukšmingais ir didžiagerkliais fanais. Ir dar 2 taškus pelno Raimundas Leikus. Venskūnas stovis, pasakyčiau atvirai, nepavydėtinas. Neranda savęs, labai senai nežaidęs aplamai ir startiniam 5 labai senai nebuvęs, jis blogai atrodo. Ir man atrodo, taip pat pasinaudos Leikus šitais dalykais. Jau dabar matėm, pradžią labai neblogą. Na ir aišku, tiek Stepanas Kairys, tiek Raimundas Leikus, žinodami, kad yra traumuotas Dainius Miliūnas, pabandė matyti šiek tiek daugiau žaisti per būtent centro puolėją. Taip, be abejonės ir tas labai pasiteisins. Kol kas su kamuoliu Džo Vikeris. Vakar beje galėjome stebėti labai gerą pavyzdį, kaip žalgiriečiai ir didžiąją dalimi Darius Maskoliūnas sugebėjo išjungti žaidimo Džo Vikerį, kuris atrodytų yra vienas iš pavojingiausių krepšininkų. Taip, ir vakar turėjom progos įsikinti, ką reiškia gynyba. Geriausiam lietuviškam variantui, jeigu taip galima pasakyti. Taip, ir matėsi ir Vikeris, ir Bruksas buvo neblogai išjungti. Na, dabar su kamuoliu Laimas Ulevičius. Sužingsniojo Raimundas Leikus, toks yra Algio Bataičio gestas. Ir svarbiausia, pats turėjo atakuoti, buvo puikioj pozicija. Už tai, aišku, treneriai nepatenkinti ir daro jam pastabas. Na ir dabar su kamuoliu Agnas Drąsutis. Netaiklus metimas per Arvydo Straupio rankas. Nu, pradžia, tai pasakyčiau, labai neorganizuota Olimpo. Visi bando pataikyti tai, ką vakar nepataikė, bando užsitikrinti savo psichologinį stovį tolimais metimais. Ne visada tai pasiteisina, kol kas jie tik meta pro šoną visi klasiškai. Džo Vikerį. Na, turi atkaklumo šis krepšininkas. Taip, bet be Brukso čia bus blogai, Plungiai šiandien teks įvesti antrąjį amerikietį. Na, beje, Bruksas taip pat ir vakar žaidė su nedidelė trauma ir matyt būtent dėl to ir šiandien kol kas nenori labai. Taip, labai galimas atvejis, nes kol kas tai Plungės siaučia. Nežaidžia, bet siaučia. Kaip žiemos pūgos. 6-3 pirmauja Šilutė, 3 taškai skiria komandas, sužaidus 4 minutės ir 20 sekundžių. Ir galbūt ir šiandien šilutiškai bandys primesti būtent tokį ilgų atakų žaidimo stilių, kurį jie labai sėkmingai naudojo rungtynėse prieš Šiaulius ir štai vakar prieš Panevėžio Lietkabelio komandą. Labai galimas atvejis, nors kol kas tai nepasakytume, kad ilgos atakos, bet jeigu primestų tą stilių, tai Plungiai būtų dar sunkiau. Pirmą kartą prasižengia Raimundas Leikus. Evaldas Jacys galima žaisti toliau ir kamuolys atitenka Olimpo krepšininkams, nepaisant visų Laimo Ulevičiaus protestų. 6-3 pirmauja Šilutė ir Džo Vikeris su kamuoliu. Taiklus Arūno Drąsučio metimas. Ir kol kas Plungė tritaškais metimais išlygina rezultatą 6-6. Žodis beveik 5 minutės pirmajame iš rungtynių kėlinyje. Raimundas Leikus. Ir Arvydas Straupis. Taiklus šio krepšininko metimas. Pirmieji Straupio taškai šios dienos rungtynėse. 8-6 pirmauja dabar Šilutės komanda. Ir 2 taškai ir pražanga. Metimas puskaitytas. Prasižengia Laimas Ulevičius, 4 numeris, pirmoji asmeninė Ulevičiaus pražanga. Tai yra Raimundas Leikus, antroji pražanga. Ir centro puolėjas per 5 minutės surinko jau 2 asmeninės pražangas. Džo Vikerį pataikė
metimą ir dar įmetė vieną baudą. 6 taškai Džo Vikerio sąskaitoje ir vėl pirmauja 1 taško Olimpas 9-8. Laimas Ulevičius ir Džo Vikerį. Jau nedikų gynėjų dvikova. Raimundas Veikus. Labai aktyviai Plungiškai stengiasi dengti Tomą Rimkų, krepšininką galintį žaisti ir krašto puolėjo pozicijoje ir labai taikliai sugebantį mesti iš 3 taškų zonos. Šiek tiek padarika Šilutės komandos ataka, kuri vos nesibaigė kamuolio praradimu. Ir Ulevičius po krepšiu iš labai sunkios padėties. Nu, bet atvirai pasakius, rungtynių įtampa ne ką mažesnė kaip vakar Plungė. Komandos jaučia, kad artėja į tikslą. Nervinė įtampa didžiulė, klaidų yra, bet tai galima suprasti. Ir dabar su kamuoliu jau Tomas Jonauskas. Beje, kaip rodo statistika, labai retai šioms dviem komandom žaidžiant tarpusavyje pavykdavo nugalėti aikštelę šeimininkam. Tai yra aikštelės svečiam. Jeigu neklystu, šilutiškai tik vieną kartą yra laimėję Plungėje ir vieną kartą pergalę iškovoję yra Šilutėje Olimpo krepšininkai. Taip, ir šiandieną kažkaip Plungės pranašumo visai nesijaučia. Nors tiesa šito sąstatų gal ir sunku tikėtis ypatingo pranašumo. Nes tai dabar atkovoja kamuolio Olimpo krepšininkai. 10-9 po dvitaškio Rimkaus metimo. Vėl 1 tašku pirmauja Šilutė ir Venskūnas. Netaiklus metimas. Evaldas Jacys dabar galima sakyti atkovoja kamuolį savo komandai. Drąsutis, pačiam Drąsutį pražanga be jokios abejonės. Ir Stepas Kairis galų gale patenkintas teisėjo sprendimu. Aplodismentais palydi Kęstutį Pilipauską, bėgant į kitą aikštelės pusę, taigi 10-9. Drąsutis pirmoji asmeninė pražanga. Drąsutis pateisino savo pavardę, nuvertęs 30 kilogramų sunkesnį centro puolėją. Na ką, dabar belieka tik tai drąsiai sužaisti gynyboje, dengiant Rimkų. Manau, kad čia bus susidėtingesnis kur kas uždavinys. Vis dėlto ir ūgio persvara ir Rimkus yra iš tų žaidėjų, kurie labai randa gerų progų pramesti. Tai Drąsutis. Taip, žiūrėkite. Dar 2 krepšininko taškai ir jis jau pelnė 5 taškus savo komandai. 11-10 pirmauja Olimpas vėl 1 tašku. Sužaidus 6 minutės ir 30 sekundžių. Pirmajame kėlinyje Ulevičius. Staigus metimas ir 3 taškai. Laimas Ulevičius. Pirmas šio krepšininko tritaškis. Netrukus bus keitimas Šilutės komandoje, o štai dar kartą Vikrusis Drąsutis. Pralindęs tarp Straupio ir tarp Leikaus pelno 2 taškus. Netrukus į aikštelę įeis ir 15 numeris Petras Jonikas. O štai Tomas Venskūnas dabar pelno 2 taškus. Apskritai šios rungtynės tiek Šilutės, tiek Olimpo komandoje yra puikia galimybė tiem žaidėjams, kurie galbūt nedaug gauna laiko. Aikštelė puikia galimybė pasireikšti, dėl vienų ar kitų priežasčių šiandien jie bus leidžiami į aikštelę daug dažniau ir ilgiau. Taip, ir tai leidžia jiems parodyti savo žaidimo klasę, savo draugams ir treneriams. Ir turbūt svarbiausia treneriams. Taip. Eugenijus Vaškys prasižengė pirmąjį kartą ir patenkinti Šilutės komandos fanai. Ir štai fanas. 13-13 rezultatas lygus ir prie baudos metimų linijos Tomas Ivanauskas. Dar vienas įdomus žaidėjas. 1,95 cm ūgio krepšininkas. Vienas iš geriausiai kovojant dėl atšokusių kamuolių krepšininkų visoje lygoje. Ir turbūt pats mažiausias žaidėjas, kuris dažnai išpildo centro poziciją. Jo centro nepavadinsi, bet ir dabar šitoje situacijoje teks jam centruoti. Eugenijus Vaškys sudėtingas ir taiklus metimas. Tai po vakar dienos rungtynių pirmą kartą matau Vaškį išmetant ramiai ir teisingai, nes pirmieji jo judesiai ir šiandieną po vakar dienos dar buvo labai tempti. Šis žaidėjas gerai pataiko ir dabar gražiai įmetė, bet prieš tai labai buvo įsitempęs. Na turbūt netaip jau retai būna, kad kitą dieną komandos kartais viena ar kita komanda pradeda rungtynes dar tiesiog užbaiginėdama vakar dienos susitikimą. Taip, šiuo atveju taip ir yra. Jaučiasi šitas dar. Vakarykštė įtampa jaučiasi Plungės žaidime. Vėl aikštelę Plungės komandoje grįžta Timothy Bruksas, jis keičia Džo Vikerį, pelnėsi 6 taškus. O kamuolį aikštelę grąžins Šilutės krepšininkai, lieka žaisti dar 11 minučių ir 25 sekundės pirmajame kėlinyje. Ir su kamuoliu 2 taškais dabar atsiliekantys Šilutės krepšininkai. Ulevičius, Jonikas. Ivanauskas. Netaiklus metimas ir Venskūnas atkovoja kamuolį.
nepavyko Venskūnui ir galima sakyti, kad jam dar pasisekė, kad jisai negavo baudos. Taip, bet jis turbūt atliko pirmąjį savo šiam sezone greitojo puolimo atvejį, pabėgo į priekį pirmoji. Ir gan greitai. Ir gan greitai, dėl to buvo labai netikėtai ir metimą atliko nelabai tikėdamas iš po krepšio. Taip, Vaškys, kaip minėjom, jau atrado save. Čia didelė paspirtis, matoma, ateityje šios dienos rungtynė Plungės komandai. Ir netrukus komercinė, netrukus Steponas Kairys paprašys minutės per traukėlės, taigi 18-14 4 taškais pirmauja dabar Olimpo komanda ir pavyko kiek sustabdyti Šilutiškius aikštelės svečiams. Lieka žaisti 10 minučių ir 28 sekundės. 18-14 4 taškais pirmauja Olimpas. Utenos gėrimai remia Lietuvos krepšinio lygą. Mobilusis GSM ryšys. Pasauliniai duomenų perdavimo tinklai, Sprintnet, Internet, Omnitel. Visos ryšių paslaugos jums. Na štai dabar tęsime transliaciją. Jūsų ekranuose Šilutės klubo vadybininkas Algis Aganovas šiandien švenčiantis 56-ąjį gimtadienį. Beje, savotiškas jubiliatas beveik jau solenizantas yra ir kitoje aikštelės pusėje, tai Eugenijus Vaškys štai dabar su kamuoliu. Jis kovo 13 dieną po kelių dienų, 24-ąjį gimtadienį. Ir Arūnas Drąsutis. Tamsusis Rimo Andrejaičio arkliukas pelno jau 8-ąjį tašką. 21-14 pirmauja Olimpas, po truputį pradeda įgyti persvarą Olimpo krepšininkai. Tomas Rimkus atmeta Ulevičiui. Ir Jonikas iš 3 taškų netaiklus metimas. Grąžinamas kamuolys tiesiai Vaškiui į rankas. Ir pavyksta perimti kamuolį, štai greita kontrataka ir 2 taškus pelno Laimas Ulevičius. 5 Ulevičiaus taškas, 21-16, 5 taškais pirmauja Plungės Olimpo krepšininkai. Ir lieka žaisti 9 minutės 30 sekundžių. Evaldas Jocys. Pirmieji Jocio taškai šios dienos rungtynėse. Gan ilgai jį buvo užtildę Šilutės krepšininkai. Taip, truputį net keista, kad Jocys pirmos taškus daro 10 minutį. Dabar su kamuoliu Tomas Rimkus atmeta Ulevičiui. Ulevičius meta iš 3 taškų zonos, nepataiko ir kamuolį išsaugo Šilutiškiai, kadangi užmina ant galinės linijos Olimpo krepšininkas Evaldas Jocys. 23-16, 7 taškais kelio komandas ir pirmauja Olimpas. Ir su kamuoliu Petras Jonikas. Laimas Ulevičius, dar vienas taiklus šio krepšininko tritaškis. Jis pelnė jau 8 taškus savo komandai, 23-19. Skirtumas sumažėjo iki 4 taškų. Ir 2 taškus pelno Tomas Venskūnas. Atrodo, gan sėkmingai įeina į savo vaidmenį. Taip, sėkmingiau matomai negu galima buvo tikėtis. Jis tikrai sugeba realizuoti savo ūgio pranašumą. Ir rodo charakterį. Prasižengusi Tomą Ivanauską keičia Raimundas Leikus, o vietoj Tomo Rimkaus į aikštelę grįžta Arvydas Straupis. Ir Venskūnas prie baudos metimų linijos, 5 šio krepšininko taškas, vėl skirtumas 7 taškai, 26-19. Ir dabar aikštelėje ir 11 numeris komandos kapitonas Robertas Kunsaitis. Straupis gražus, tačiau atspėtas perdavimas, kurį perėmė Olimpo krepšininkai. Ir Bruksas iš toli. Netaiklus tritaškis metimas. Tai pirmasis Brukso bandymas ir Ulevičius nesiryžo atiduoti kamuolio Straupiui. Štai Jonikas prasiveržė pro krepšiu. Ir labai jau netaiklus metimas per ilgai taikėsi dabar. Taip, ta pauzė
kurią jis padarė, jį ir sužlugdė, nes jis galvoja mesti ar nemesti. Žaidėjas abejojantis metimų neturi teisės mesti. Kiekvieno metimui turi būti pasiryžimas ir tikėjimas, kad pataikys. Kitaip metimas netenka jokios prasmės. Na, beje, kaip jau daugelis turbūt žinote, prieš savaitę iš Šilutės komandos išvyko Deividas Edvardas Jacksonas Andersas, du amerikiečiai ir treneris Darylas Blankas. Ir dabar šilutiškiai bent jau iki atkrintamųjų varžybų turbūt bus priversti žaisti tik tai savų lietuvių jėgomis. Na, jie yra papildomai užregistravę ir Amerikoje besimokančius krepšininkus Mindaugą Timinską, Šarūną Jasikevičių ir, jeigu neklystu, Antaną Vilčinską. Tačiau kol kas dar vyksta gan aštrios diskusijos dėl šių krepšininkų galėjimo ar negalėjimo rungtyniauti Lietuvoje. Šių rungtynių pertraukos metu jūs galėsite stebėti specialią laidą. Pokalbį su LKL direktorato vadovu Juozu Jankausku, kuris galbūt šiek tiek paaiškins tą situaciją. Nuo kol kas dabar prasižengia Arūnas Drąsutis. Antroji asmeninė pražanga. Vėl keitimai Plungės Olimpo komandai, grįžo į aikštelę Joe Vikerį ir vėl dabar iš Plungės Olimpo komandos antroji linija yra du užsieniečiai, tai Joe Vikerį ir Timothy Brooksas. Jonikas, na dabar netė nedvejodamas, tačiau metimas vis tiek netaiklus ir 26-21, 50 pirmaujantis Olimpo krepšininkai dabar skuba į priekį. Ramūnas Petraitis nesiryžo mesti ir Joe Vikerį prasiveržia po krepšiu. Dar atiduoda kamuolį Venskūnui, tačiau Venskūnas atrodo užmina ant galinės linijos. Ir keitimas vietoj Petro Joniko į aikštelę grįžta Tomas Ivanauskas. Beje, ketvirtas visoje lygoje pagal atkovojimus su kamuoliu. Po 7 stipusio per kiekvienas rungtynes. Laimas Ulevičius. Robertas Kinsaitis, 6 minutės 30 sekundžių pirmąją kėlinyje. Ir labai nerezultatyvus pirmasis kėlinys, 26-21. Ir dabar priverčia prasižengti Raimundas Leikus Tomą Venskūną. Na, aktyviau turėtų žaisti, matyti, yra Raimundas Leikus. Pirmoji asmeninė pražanga ir prie baudos metimų linijos dabar 2,10 cm ūgio Raimundas Leikus, 23 metų krepšininkas. Du baudos metimai į Olimpo komandos krepšį, taiklas pirmasis. Iš viso Leikus pelnė jau 5 taškus. Ir antrasis taip pat taiklus, taigi 6 taškas ir skirtumas vėl sumažėja iki 3 taškų. Netrukus Šilutės komandoje vėl į aikštelę grįž Tomas Rimkus. O Joe Vikerį bandė tą skirtumą didinti iki 6 taškų, netaiklus metimas ir Laimas Ulevičius dabar su kamuoliu. Išvara Timothy Brooksui. Atakai lieka dar 10 sekundžių. Ulevičius iš labai sunkios padėties. Netaiklus metimas ir kamuolys Vikerio rankose. Gan lengvai įveikia Traupiaus gynybinės barikadas ir Ramūnas Petraitis didina skirtumą iki 5 pirmieji Petraičio taškai šios dienos rungtynėse. Ir vėl 5 taškai skiria komandos. O dar vienas pavyzdys, kada mes kalbėjom, kad po įtemptų rungtynių dažnai žaidėjai gyvena dar praeitomis rungtynėmis. Vat pažiūrėkime į Brooksą, jo visai nesimato kol kas. Ir porą klaidų tik tai padarė, bet žaidėjas kol kas nepadaro tą, ką turėtų daryti. Na dabar minutės pertraukėlės prašo Stepas Kairys, 28-23. Pirmauja Olimpas, lieka žaisti 5 minutės ir 17 sekundžių pirmajame kėlinyje.
Taigi aviakompanija Finnair, viena iš Šilutės komandos rėmėjų. Pagrindinė šios komandos rėmėjų tai uždaroji akcinė bendrovė Kaitris. Ir prie baudos metimų linijos Plungės Olimpo komandos gynėjas Ramūnas Petraitis. Tai Plungės Olimpo pagrindinė rėmėja yra taip pat UAB Litoda. Taiklus pirmasis baudos metimas, Petraitis pelno trečiąjį tašką, didina skirtumą iki 6 ir antrasis metimas netaiklus. Šilutės komandos lokys Tomas Ivanauskas kovoja kamuolį. Ir dabar įsivajo komandos kapitonas vėl Ivanauskas. Iš super sunkios padėties Rimkus atkovoja kamuolį ir prasižengia Ramūnas Petraitis, sugriebęs už rankos Rimkui. Pirmoji asmeninė pražanga. Na, įdomus yra ir štai tokių dviejų krašto puolėjų, nedidelių krašto puolėjų, Tomo Ivanausko ir Tomo Rimkaus tandemas Šilutės komandoje. Taip, ir jis labai būna veiksmingas, bet vat, jam labai gerai padėdavo mažasis amerikietis, kuris dabar paliko Šilutę. Jis sugebėdavo prasiveršti, labai gerai laiko atiduoti jiems pasą ir jie labai gerai tą atlikdavo, su juo buvo gerai sužaisti. Dabar jiems reikia patiems imti daugiau individualios iniciatyvos. Ir įdomu, kaip atliks, kol kas nesimato šitos iniciatyvos. Ir tai dabar atkovoja kamuolį Šilutės krepšininką, Arvydas Traupis perima jį iš slystelėjusią Joe Vikerį. 4 taškai, 29-25. Ivanauskas grąžina kamuolį Traupis meta per Vikerį rankas, netaiklus metimas ir prasižengia Tomas Venskūnas. Gan tiksliai išfiksavo šią pražangą Algis Bakaitis. Tuomet stumtelėjo Raimundą Leikų Tomas Venskūnas. Antroji asmeninė pražanga ir minutės pertraukėlės, dabar jau prašo Rimas Endrejevskis, 4 taškai skiria komandas, 29-25, 4 minutės ir 34 sekundės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Aikštelę gražina Laimas Ulevičius ir šilutiškiai pralaimintis 4 taškais dabar turi progą sušvelninti skirtumą. Ulevičius, Leikus ir Rimkus iš 3 zonos, taiklus 3 taškus metimas. Taip, Vikerį irgi neleistinai, kaip ir vakar, taip ir šiandien daro klaidas. Stebėtinai pasikeitė šitas žaidėjas. Pradžioje mes buvom nustebinti jo taktiniu brandumu, mąstymu. Šiandieną dabar paprasčiausia situacija, kada reikėjo pasikeisti žaidėjas, jis paliko laisvą Rimkų. O dabar vėl Šilutė perima kamuolį. 1 taškas skiria komandos, 3 minutės 50 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Ir dabar Vikerį dengia Straupį. O Ivanauską Evaldas Jopsys, Raimundas Leikus. Pasiryžo mesti, takai lieka dar 10 sekundžių. Traupis ir perima kamuolį Timothy Bruksas. Taiklus metimas, po greitos kontratakos pats Timothy Bruksas užbaigė šį antpuolį. 31-28. 3 taškai skiria komandas. Bei pirmieji Brukso taškai šios dienos rungtynėse. Ir pakrikimas abiejose komandose. Ivanauskas iš viršaus ir dar pražanga. Tomas Venskūnas prasižengia. Dar kartą įrodo puikius fizinius duomenis Tomas Ivanauskas. Minutės pertraukėlės prašo Rimas Endrejevskis. Antrosios pertraukėlės 31-30 pirmauja Olimpas. Ir 3 minutės 17 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Plungės žemės ūkio mokykloje įgysite ūkininko namų ūkio meistro ir ekonomijos specialybę.
Profesinio rengimo centre išmoksite skardininko, staliaus, elektriko, santechniko amato. Besimokantiems mokama stipendija, pageidaujantys aprūpinami bendrabučių. Moksleiviai priimami kasmet birželio mėnesį. Siuvame sportinę aprangą krepšiniui, futbolui, rankiniui, tinkliniui, regbiui ir kitoms sporto šakoms. Pirma viltis, Plungė, Lentpjūvės 26. Nu štai jūsų ekranuose Mindaugas Pranskevičius. Ir matyt, lygiai tokia pačia trauma gavo Mindaugas Pranskevičius, kaip ir vakar dienos Dainius Miliūnas. Nikstelėjo čiurną, patempti kojos raiščiai ir dabar prie baudos metimų linijos Tomas Ivanauskas, o štai dėl ko jis buvo pastatytas prie baudos metimų linijos. Fantastiškas šuolis ir nieko negalėjo padaryti Tomas Venskūnas, to galbūt jis nieko dar nedarė. Tiesiog dabar Tomas Ivanauskas dar pataikė baudos metimą, pelnė už 6 taškus savo komandą ir rezultatas lygus po 9 minučių pertraukos. Vėl Šilutė išlygina rezultatą 31-31. Bruksas. Netaiklus metimas ir atkovoja kamuolį šilutiškai, pastarąją atkarpą geriau žaidžia aikštelę šeimininkai. Taip, ir pas jas grįžo pasitikėjimas, o Plungė atvirkščiai jaučiasi sutrikimas žaidėjų gretose. Matyt, tam daug įtakos turėjo ir netikėta Pranskevičiaus trauma. Vis tik vien kapitono buvimas dažnai nuramindavo kažkaip. Be abejonės, jis labai santūrus, išlaikytas žaidėjas ir vis dėlto reikia pasakyti, kad Plungės komanda traumos ištiko pirmą kartą per šį sezoną ir vat sunkiai komanda su to tvarkosi. Arūnas Drąsutis dabar prasižengia trečiąjį kartą ir kadangi Plungės Olimpas yra prasižengęs daugiau negu 7 kartus, dabar prie baudos metimų linijos Tomas Rimkus. Netaiklus pirmasis baudos metimas. Rimkus pelnė jau 7 taškus savo komandai. Antroji bauda taikli, 8 taškas ir Šilutė persveria rezultatą 32-31. Dabar Olimpo penketas toks: Vaškys, Jocys, Vikeri, Drąsutis ir Venskūnas. Ir Šilutės komanda Ulevičius, Rimkus, Ivanauskas, Leikus ir komandos kapitonas Robertas Kunsaitis. Venskūnas iš sunkios padėties. Ir ketvirtą kartą dabar prasižengė, tik neaišku kas, arba Venskūnas, arba Drąsutis. Taip, Venskūnas. Abu šie krepšininkai turėjo po 3 asmeninės pražangas. Ir ketvirtoji Venskūno pražanga. Netikėtai, nemaloniai Plungė pakrypo įvykiai. Taip, ir atvirai pasakius, labai jau trumpėja ir taip trumpas Plungės suoliukas. Štai dabar matote šalia Tomo Venskūno sėdinti Dainių Miliūną. Na, iš kairės dar yra vienas žaidėjas, tiesa, dar nežaidęs LKL lygoje. Tai Darius Kurmis, kuris prieš tai, jeigu neklystu, žaidė antroje Plungės Olimpo komandoje, tai Žemės ūkio mokyklos ekipoje LKL lygoje. Ir ten buvo vienas iš geriausių kovotojų dėl šokusių kamuolių. Gali būti taip, kad šiandien Rimas Endrijaitis bus priverstas ir jį įleisti į aikštelę. O po baudos metimo dabar 2 taškais jau pirmauja Šilutės komanda. Leikus pelnė 7 taškus ir 2 taškus pelno Arūnas Drąsutis. 10 taškas. Gan netikėtai sėkmingai šis krepšininkas ėmėsi beveik lyderio. Mes nebereiklo nusprendėm, kai jis savo pavardę bando pateisinti. Šiandieną jis aiškiai lyderis Plungės komandoje, bet Plungė aiškiai nesitikėjo tokio scenarijaus Šilutėje. Jaučiasi labai sutrikę žaidėjai. Mes žinom Plungę kaip valingą, drąsią komandą, turinčią savo žaidimą. Šiandieną kažkaip labai mažai kas iš to matyti. Ir netgi vakar rungtynėse su Kauno Žalgiriu nebuvo matyti tokių didelių sutrikimo požymių, nepaisant to, kad ir gynyba buvo daug kietesnė ir be abejonės. Valdinės savybės vakar buvo žymiai geresnis Plungės ir už tai Plungė 40 minučių žaidė labai ryžtingai. Ramūnas Petraitis pelno 2 taškus, 5 Petraičio taškas. Tai ir dabar 2 taškais pirmauja Olimpas, 35-32, lieka minutė 25 sekundės. Bingo, Rimkus 3 taškai, 11 taškas šios dienos rungtynėse, kurį pelno Tomas Rimkus ir 1 tašku vėl pirmauja Šilutė. Lieka minutė 15 iki kėlinio pabaigos. Ir prasižengia 11 numeris, komandos kapitonas Robertas Kunsaitis. Pirmoji asmeninė pražanga. O
Šilutės komanda dar nėra surinkusi daugiau negu 7 komandinių pražangų, jeigu neklystu, būtent dabar pražengė 7 kartą Šilutės ekipa per pirmąjį kėlinį, o iki pabaigos lieka 1 minutė ir 5 sekundės. Petraitis prasiveržimas, atmeta Drąsučiui, Drąsutis meta ir nepataiko Petraitis po krepšiu. Ir dabar jau priverstas yra prasižengti Laimas Ulevičius. Štai dabar diskusijos tarp Laimo Ulevičiaus ir Arvydo Straupio, kuris iš jų padarė klaidą. Turbūt Arvydas Straupis neatitvėręs Ramūno Petraičio ir dėl to buvo priverstas sukirsti per ranką. Laimas Ulevičius, taip, tai jau 8 komandinė pražanga. Ir nuo šiol Plungės Olimpas mes baudas po kiekvienos Plungės pražangos. Aišku, jeigu jų dar bus šiame kėlinyje, iki kurio pabaigos tik 58 sekundės. Ir netaiklus baudos metimas. Rezultatas vėl lygus 36-36. Ir 50 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Tomas Rimkus, dabar įveikia Ramūnas Petraitis. Petraitis, Ulevičius, atakai lieka dar 13 sekundžių. Vėl Robertas Kuncaitis atmeta Ulevičiui, 8 sekundės atakai. Ir baigėsi Šilutės komandos ataka, 3-1. Vaškys, 2 taškai ir pirmauja dabar jau Olimpo krepšininkai, 38-36, 7 Vaško taškas. Ir dabar iki galo jau gali laikyti kamuolį Šilutės komanda. 15 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Dar yra šansas Šilutei išlyginti rezultatą arba netgi laimėti šį kėlinį. Tomas Rimkus žiūri, kiek lieka laiko iki rungtynių pabaigos. Ulevičius ir Vikeriai, gražus blokas. Paskutinėmis sekundėmis jau netaiklus buvo metimas, taigi Olimpas apsigynė nuo paskutinės Šilutės atakos ir laimėjo pirmąjį kėlinį 38-36. Pamario mūšis, Plungė prieš Olimpą. Taip, prieš Olimpą, o ne prieš Žalgirį, 38-36. Tai yra Šilutė prieš Olimpą. 2 taškai skiria komandas ir pirmauja Plungės Olimpo ekipa. 20 minučių antrasis kėlinys ir Steponas Kairys duoda paskutiniuosius nurodymus savo komandos smogiamosiam jėgom. O štai Šilutės klubo prezidentas Laimutis Norgėla, kuris beje yra ir pagrindinio Šilutės rėmėjo UAB Kaitris pagrindinis vadovas. Šiandien, kaip ir dažniausiai, kai tik tai gali, stebi savo komandos rungtynes, aišku, namuose ir, jeigu tik yra proga, ir išvykoje. Ir štai Šilutės komanda jau aikštelė kartu su savo varžovais, taigi startiniai antrojo kėlinio penketai. Olimpas, Venskūnas, Drąsutis, Jocys, Vaškys ir Vikeriai. Ir Šilutės komanda Rimkus, Ulevičius, Ivanauskas, Straupis ir Raimondas Aleikus. Na ir štai kol kas gan ramus Plungės Olimpo komandos palaikymo grupės nariai. Šiandien juos, kaip ir turėtų būti, nustelbę aikštelė šeimininkų Šilutės komandos fanai. Ir su kamuoliu Šilutės krepšininkai gan permainingai vyko paskutinioji pirmojo kėlinio dalis. Pirmavo tai Šilutės, tai Olimpo komanda. Tačiau vis tik pabaigoje po 2 Šilutės krepšininkų klaidų 2 taškų pranašumą įgijo Olimpo žaidėjai. Ir štai dabar jie ginasi, o Šilutė bando išlyginti arba persverti rezultatą. 4 sekundės atakai, Ulevičius, perdavimas Leikui ir Raimondas Leikus. 9 šio krepšininko taškas, gan aktyviai šiandien žaidžia Raimondas Leikus. Taip, ir procentai jo gana nežemi, reikia pasakyti. Jis pilnai pateisina savo buvimą. Kaip beje ir Drąsutis savo pavardę. Taip, Drąsutis šiandieną tikrai vertas didžiausio pagirimo Plungės komandoje. Na ir štai dabar su kamuoliu Šilutės komandos krepšininkai. Atakai lieka dar 14 sekundžių. Ir prasižengia pats Raimondas Leikus. Trečioji asmeninė pražanga, 4 pražangas turi Tomas Venskūnas. Antrasis, o dabar jau ir pagrindinis Šilutės komandos centro puolėjas, kadangi traumą yra gavęs Dainius Miliūnas, vakaris pasitempė kojos raiščius. Šiandien panašią traumą gavo ir Mindaugas Pranskevičius, komandos kapitonas, taigi retėja Plungės Olimpo komandos gretos. Su nedidelė trauma žaidžia ir Timothy Bruksas. Matyt, tas krepšinio maratonas vis tiek atima daug jėgų, fizinių jėgų iš krepšininkų ir neatsitiktinai būtent dabar jau ir pasipylė keletas traumų.
Atkovojo kamuolį Šilutiškiai, 40-38 pirmauja dabar Olimpo krepšininkai. Ir vis dėlto, nepaisant išretėjusių Olimpo gretų, vis dėlto daugiausiai jiems trūksta stabilaus amerikiečių žaidimo, tiek Brukso ir tiek Vikerio. Po vakardienos rungtynių teko įsitikinti, kad vis dėlto jiems aukštos klasės dar trūksta. Kada jiems gerai sekdavosi, jie atrodydavo čia neįveikim mūsų lygoje, o pažiūrėkit, kaip jie atrodo šiandieną. Nesimato šitų žaidėjų. Na ir štai dabar 3 taškus pelno Tomas Rimkus, rezultatyviausias Šilutės komandos žaidėjas, pelnęs 14 taškų savo ekipai. Venckūnas. Vaškys prieš Leikų. Vaškys, gražus metimas per Raimundą Leikų. 9 Vaškio taškas ir vėl 1 taškas skiria komandas. Pirmauja Olimpas 42-41. Lieka žaisti dar 17 minučių ir 30 sekundžių. Antrajame kėlinyje Raimundas Leikus su kamuoliu. Ir prasižengė Eugenijus Vaškys, dabar padėjo Tomui Venckūnui dengti Raimundą Leikų. Antroji Vaškio asmeninė pražanga šios dienos rungtynėse. Ir prie baudos metimų linijos Raimundas Leikus, 2,10 cm aukščiausias krepšininkas Šilutės komandai, 10 taškas. Ir antrasis baudos metimas taip pat taiklus, 43-42 pirmauja Šilutės ekipa. Ir dabar su kamuoliu Eugenijus Vaškys, Arūnas Drąsutis. Dar 2 Drąsučio taškai ir pražanga. 14 taškų jau pelnė šis 1,94 cm ūgio gynėjas. Raimundas Leikus prasižengė 4 kartą ir galima sakyti susilygino su Tomu Venckūnu, kuris turi taip pat 4 asmeninės pražangas. Ir dar kartą Arūno Drąsučio prasiveržimas ir Raimundo Leikaus pražanga. Ir netaiklus baudos metimas 44-43. Apskritai gan netaikliai šiandien baudas meta abiejų komandų krepšininkai ir tai kalba matyti ir apie nuovargį, ir apie įtampą šio. Taip, ir vis dėlto visų pirma apie įtampą. Vis dėlto rungtynės pradeda skirtis. Jaučiasi, kad žaidėjai supranta, ką reiškia netektis arba pralaimėjimas šios dienos rungtynės, taip kaip ir vakar. Ypač tai svarbu Šilutės komandai, kuri dabar bando išlikti 4 turnyro lentelės vietoje. Ir netaiklus Petro Joniko metimas. Eugenijus Vaškys, beveik 3 taškai, padėtį gelbsti Tomas Venckūnas. Drąsiau pradėjo jaustis Venckūnas, kuomet aikštelėje nėra Raimundo Leikaus. Nu, asmeniškai mane įstebino, šitiek atsėdėjus, nežaidus, po traumos vis dėlto sugebėti sunkiais momentais daryti taškus. Tai rodo, kad žaidėjas ne tik aukštas, bet ir charakterį turi. O dabar su kamuoliu Ivanauskas. Gražus Kuncaičio perdavimas ir 2 Ivanausko taškai. 8 taškas šios dienos rungtynėse. Vėl 1 tašku tik pirmauja Olimpas 46-45. Lieka žaisti dar 16 minučių ir Eugenijus Vaškys. Antrą kartą prasižengė Robertas Kuncaitis ir prie baudos metimų linijos Olimpo komandos žaidėjas Eugenijus Vaškys, pelnantis vidutiniškai po 14 taškų savo komandai per kiekvienas rungtynės ir šiandien žaidžiantis labai aktyviai. Jis kol kas yra pelnęs 9 taškus. Tai 10 taškas. Ir antroji bauda. Taip pat taikli 11 taškų Vaškio sąskaitoje ir 3 taškais pirmauja Plungės Olimpas 48-45. Ir dabar ginasi Plungės Olimpo krepšininkai. Čia Vikeriai stengiasi neleisti ramiai varinėti kamuolį Ulevičiui. Rankas vėl Ulevičius su kamuoliu, prie jo Drąsutis, atmeta Jonikui ir sužingsnioja Laimas Ulevičius. Rimantas Endriejaitis, vyriausiasis Olimpo komandos treneris. Nuolatinė įtampa šios dienos rungtynėse, kaip beje ir jo kolega ir oponentas kitoje aikštelės pusėje Steponas Kairys. Taip pat labai daug laiko praleidžia būtent stovėdamas. Ir netaiklus Olimpo komandos metimas 48-45. Vis dar tie patys 3 taškai.
Rimkus. Rimku dabar dengia Petraitis. Beveik buvo pavykę perimti ir prasižengia Ramūnas Petraitis. Šiek tiek pavėlavo, paskui prasiveržė Rimku. Antroji pražanga ir trečioji komandinė Olimpo pražanga šiame kėlinuke. Šiame kėlinyje prie baudos metimų linijos rezultatyviausias Šilutės komandos žaidėjas Rimkus. Pataikęs 3 tritaškius metimus šios dienos rungtynėse, iš viso pelnęs jau 15 taškų. Ir šaltakraujiškai sumeta abu baudos metimus, taigi 16 taškų Rimkaus sąskaitoje ir 1 taškas skiria komandos. 48-47. Eugenijus Vaškys prasiveržia ir prasižengia Laimas Ulevičius su kūnu stumtelėjo besiveržiantį Eugenijų Vaškį. Ir kamuolys dabar Olimpo krepšininkų rankose. Tai jau trečioji komandinė Šilutės. Pražanga Vikerį po labai ilgos pertraukos metą ir pataiko. 9 jo taškas šios dienos rungtynėse ir dabar Olimpas pirmauja jau 4 taškais, didžiausias skirtumas antrajame kėlinyje. Ulevičius, perdavimas Ivanauskui ir Tomas Ivanauskas. 10 taškas, nepaisant to, kad jį dengia beveik 10 cm aukštesnis Evaldas Jocys. Ramūnas Petraitis su kamuolio pakais lieka dar 14 sekundžių. Ir Vikerį po krepšiu. 2 taškai ir pražanga Jonikui. Taip, trupučiuką atsigauna Vikeris labai reikalingų momentų, nes praktiškai rungtynių išlyginimas tai jau blogiau plungiai negu kad šeimininkams. Na ir dabar Vikerį iš eilės įmetė 5 taškus ir dabar gali dar skirtumą padidinti 1 tašku. 53-49, kol kas 4 taškai skiria komandas ir 1,83 cm ūgio Kanados rinktinės gynėjas dabar pataiko baudos metimą. 12 taškas ir 5 taškai skiria komandas. Ir matomai toliau Ulevičiui bus dar sudėtingiau su Vikeriu, nes Vikeris suprato, kad Ulevičius silpnoji vieta vis dėlto yra gynyba 1-1. Dengimas žaidėjo 1-1. Rimkus 3 taškai. 19 Rimkaus taškas ir 4 tritaškis šios dienos rungtynėse. Ir dabar vėl tik 2 taškai skiria komandas, 54-52, Jocys po krepšiu iš viršaus. Evaldas Jocys. Deja, labai retai mes matom šiandieną jį taip gražiai įstojant. Na, Evaldas Jocys šios dienos rungtynėse pelnė tik 4 taškus, tai antrasis jo metimas. Taip, mane irgi tas stebina. O prašau, dabar turbūt bus trečias. Ne. Beveik, kadangi prasižengia 12 numeris. Bet kokios didelės galimybės šito žaidėjo, koks staigumas, koks šuolis neišnaudoja šiandieną į savo visų galimybių. Na ir Stepanas Kairys pamatęs, kad Šilutės komanda jau pradeda atsilikti nuo varžovų, prašom minutės pertraukėlės, 56-52, lieka žaisti dar 13 minučių ir 36 sekundės antrajame kėlinyje. Žaidžia 12 numeris Tomas Rimkus, pelnęs 19 taškų. Utenos gėrimai remia Lietuvos krepšinio lygą. Nepageidaujami gyviai, tarakonai, žiurkės, pelės, blakės, blusos, paukščiai ir net kurmiai spruks iš jūsų patalpų ir teritorijos, jeigu įsigysite Veitek firmos įrenginius. Jie žmogui nekenksmingi, suvartoja mažai elektros energijos, nedidukai ir nesudėtingi. Suteikiama 2 metų garantija. Taigi dabar prie baudos metimų linijos Evaldas Jocys, 4 taškai jo sąskaitoje, 2 baudos metimai. Pirmasis netaiklus. Už ką susilaukė didžiulį Šilutės komandos gerbėjo ovaciją Evaldas Jocys. Ir antrasis beje taip pat. Ir tai kalba taip pat apie gan nesėkmingą dieną Evaldui Jocui. Nu taip, bet šiandieną labai jau daug tų nesėkmingų žaidėjų Plungės komandoje. Mes stebėjomės Plungės komandos stabilumu visą sezoną, bet dabar jau antros rungtynės vakar prie labai puikaus kovingumo vis dėlto irgi nebuvo super stabilumo tokio jau, ko esam pripratę matyti. Taip, įtampa daro savo. Ir vėl nesėkminga Plungės komandos ataka.
4 taškai skiria komandos, 56-52. Ir labai jau senai šitas rezultatas kabo tablo rodiklį. Tai negalutinis rezultatas. Taip. 12 minučių. Prašau, net stabilusis Ivanauskas iš savo padėties mėgstamiausias. Baudos aikštelėje prie pat krepšio irgi nedaro metimo. Dabar Plungės Olimpo komanda pradeda rengti ataką. Joe Vikerį įdengia dabar Tomas Rimkus, Ulevičius prie Vaškio. Vikerį iš labai toli, taiklus tritaškis metimas ir labai svarbus momentas. Taip, labai svarbus. Vikeris vis dėlto perima iniciatyvą antram kėlinyje. Ir jau komanda Plungės turi aišku lyderį. Joe Vikerį pelnė jau 15 taškų savo komandai, iš jų 9 per 8 antrojo kėlinio minutės. Dabar 7 taškai skiria ekipas. Ivanauskas po krepšiu. 2 taškai. Tomas Ivanauskas kažkaip vėl įsigudrina surasti spragą varžovų gynyboje tarp 3 krepšininkų. Ir didžiausia klaida įleidžiamas į baudos aikštelę. Ten į savo galingo šuolio ir tokio puskablio apmetimo dėka labai lengvai susitvarko, nepaisant ūgio po pralaimėjimų. Petraitis atkovoja kamuolį, netaiklus metimas ir dabar prasižengia Šilutės komandos krepšininkai. 2 taškai skaityti ir Petraitis dar prie baudos metimų linijos. Ir pademonstravo Petraitis tikrai vyrišką charakterį. Metęs 2 kartus ir 2 kartus pasiėmęs kamuolį 3 kartą galų gale įmetė ir gauna baudas mes. Na ir dabar skirtumas jau 7 taškai. Šilutės komanda prasižengia daugiau negu 7 kartus. Ir prie baudos metimų linijos Ramūnas Petraitis, Šilutės varžovų Plungės Olimpo komandos gynėjas, pelnęs 8 taškus. Taiklus metimas, 9 taškas. Ir Stepas Kairys. Negeriausios jo komandos minutės šios dienos rungtynėse, tačiau gali būti taip, kad jos gali tapti ir lemtingomis. Arvydas Traupis prašo kamuolio Raimundas Leikus. Priminsiu, pastarasis žaidžia su 4 asmeniniam pražangom. Atakai lieka dar 10 sekundžių. Ulevičių dengia Vikeris ir prasižengia Joe Vikeris. Antroji asmeninė pražanga. Ir keitimas vietoj Arūno Drąsučio į aikštelę grįžta. Taip pat 4 pražangas turintis Tomas Venskūnas. Ir dabar matyti stebėsime labai įdomią ir labai svarbę šios dienos rungtynėse dvikovą tarp Venskūno ir Leikaus, kuris iš jų pirmasis gaus 5 pražangas, tuomet priešininkų komanda turėtų įgyti tam tikrą pranašumą. Ir Vikerė kovoja kamuolį po netaiklaus Leikaus metimo. Jocys. Ir dabar prasižengia Raimundas Leikus. Nelabai noriu sutikti su teisėjo sprendimu, tiek Stepanas Kairys, tiek Raimundas Leikus ir su juo aišku sutinka Rimantas Endreitis. 5 Leikaus pražanga dar labiau sukomplikuoja Šilutės komandos situaciją. Šiandien jis savo komandai pelnė 11 taškų. Taip, jo labiau, kad su keitimais jau antrą kėlinį Šilutės treneriams vis sunkiau ir sunkiau. Tai yra treneriui Kairiui vis sunkiau darosi. Dabar įsibaudavus Leikui padėtis labai sunki. Ir štai dar kartą šis epizodas, dabar galime stebėti Evaldo Jocio prasiveržimą. Na, sunku pasakyti, ar buvo pražanga šiame epizode. Matyt, ne veltui taip emocingai reagavo į teisėjo sprendimą tiek Stepanas Kairys, tiek Raimundas Leikus, kad tai nebūtų jis jau ant atsarginių žaidėjų suolelio ir vietojo į aikštelę grįžta Robertas Kumsaitis. O prie baudos metimų linijos Evaldas Jocys gali padidinti skirtumą iki 8 taškų. Iki 10 taškų taiklus baudos metimas. Na, ši 5 Leikaus pražanga turėtų irgi pridėti pasitikėjimo savo jėgomis Olimpo komandai, kuri žaidžia... Be abejonės, jau iniciatyvo labai iš lėto, bet vis dėlto perėmimą Olimpo komandos. Nors aišku, Šilutė viena iš tų komandų, kuri gali dar kartą sprogsti ir išlyginti rungtynės, bet jau žymiai sunkiau tą bus padaryti. Mes dabar praranda kamuolį iš Šilutiškai baudos aikštelėje, 10 taškų skiria komandas, 64-54. Manau, dabar Rimkaus nebuvimas sąstate tikrai neprideda Šilutei pasitikėjimo
ir nelengvina išpildyti ir taip sunkia užduotį. Ir dar 3 Joe Vikerio taškai. 18 jų jau jis pelnė savo komandai. Taip, Vikeris jau yra toks, kokį mes pripratę ir anksčiau matyti. Ir šiuo momentu jam vis darosi tai lengviau atlikti. Ivanauskas po krepšiu ir 2 taškai. Tomas Ivanauskas. 14 taškas šios rungtynėse, skirtumas sumažėjo iki 11 taškų. Ir šilutiškai leidžia nutolti Olimpo krepšininkams dabar priversti žaisti su gandantis iš visų jėgų, ypač gynyboje, jeigu jie nori dar kažką pakeisti šios rungtynėse. Vikerį bandys dengti žymiai aukštesnis Raupys, bet aš nemanau, kad tai Vikerį dabar pamaišys labai. Ir štai dabar atrodo 5 kartą prasižengia Tomas Venskūnas, puolime nusistūmęs nuo savo varžovo. Reklaminė minutės pertraukėlė, 56-67, 11 taškų skirtumų pirmauja Olimpas, lieka žaisti 10 minučių ir 7 sekundės. Taigi dabar šiek tiek pasikeitė situacija aikštelėje ir emocingai Šilutės komandos fanai. Kamuolys dabar Šilutės krepšininkų rankose. Plungės Olimpo komandos penketas dabar vis labiau ir labiau panašėja į vakar dienos tą gan kuriozinį penketo, kuomet aukščiausias žaidėjas buvo Vaškys 1,95 cm. Taip, šiandien jau nebetoli šito standarto vakarykščio. Liko tik Jocys iš aukštesnių kaip 2 metrai krepšininkų. Straupys iš sunkios padėties, netaiklus metimas ir net ir būdami mažesni sugeba atkovoti kamuolį dabar plungiškai po savo krepšiu. Gražus Vikerio perdavimas, kuriuo nepatikėjo Evaldas Jocys. Ir Vikeris buvo teisus. Jocys nepamatė, kad jis atsipalaidavo, bėgdamas staigiai į baudos aikštelę. Ir atsisakė šio judesio, apgaudamas ir Vikerį. Taiklus metimas. Petras Jonikas galų gale pataiko iš toli. Ir skirtumas sumažėjo iki 8. 67-59. Galbūt kiek ir atsigavo Šilutės krepšininkai. Arūnas Drąsutis. Petraitis Vaškys. 3 taškai nuramina vėl visus krepšininkus. Savo varžovus Eugenijus Vaškys. Pelno 14 tašką ir vėl 11 taškų skirtumas. Ir su kamuoliu Šilutiškiai. Rimtus perdavimas Jonikui ir prasižengia Ramūnas Petraitis. Tai 3 Petraičio pražanga. Ir minutės pertraukėlės dabar jau prašo Rimas Endreitis. Taigi 11 taškų skirtumas, 70-59 pirmauja Olimpas. Lieka žaisti 9 minutės ir 1 sekundė iki antrojo šių rungtynių kėlinio pabaigos. Krepšinio klubas Olimpas įteikė prašymą Klaipėdos apygardos vyriausiajam prokurorui pakeisti. Nu, dabar kol kas trumpam be savo prezidento likę Plungės Olimpo krepšininkai. Pirmauja 11 taškų skirtumų prieš Šilutės komandą ir 2 taškus pelno Tomas Ivanauskas. Labai ryžtingai šiandien žaidė Tomas Ivanauskas, 8 taškus, 10 taškų jau pelnė antrajame kėlinyje, iš viso 16. Ir vėl tik 9 taškai skiria komandas, lieka dar 8 minutės ir 40 sekundžių. Su kamuoliu pirmaujantis Plungės Olimpo krepšininkas Arūnas Drąsutis. Bando suklaidinti Ivanauską. Sužingsniuoja Arūnas Drąsutis ir kamuolys Šilutės krepšininkų rankose. Šiek tiek atsigavo Šilutiškiai, ypač po tos 5-osios Venskūno pražangos, kuri galbūt jiem patiem buvo labai reikšminga. Plungė vėl trupučiuką vėl daugiau pradėjo daryti klaidų ir nesuprantama kodėl. Turi pranašumą. Vėl su kamuoliu Šilutės krepšininkų ir puolėjas Ivanauskas Rimkus ir 3 taškai. 22 Rimkaus taškas ir 5 tritaškis. Ir labai reikalingas metimas. O dabar prasidės vėl, kaip ir vakar, įtampa bus iki paskutinės minutės. Jau komanda atsistatė. Na ir dabar su kamuoliu Eugenijus Vaškys. Tik 6 taškai skiria komandas ir Plungės Olimpui dabar reikia labai sėkmingos atakos. Negali įjungti puolimą Plungė Vikerį. Vikeris yra dengiamas ir Plungė jo neišnaudoja. Čia yra šiuo momentu didžiausia klaida, nes Vikeris tokią seriją atliko pataikymų, kad labai neprotinga dabar būti atjungti. Bet jis atjungtas nuo puolimo. Galbūt prie to šiek tiek prisidėjo ir Šilutės krepšininkai. Be abejonės, jis geriau laikomas žymiai negu anksčiau.
nesilaikė Ulevičius, dabar pasikeitė ir Vikeriai laksto. Na ir štai galbūt toks priverstinis keitimas. Rimas Endrijaitis, matyt, dabar priversa šiek tiek leisti pailsėti savo žaidėjim ir į aikštelę leidžia Timothy Brooksą, kuris žaidžia štai su trauma. Ir šios rungtynėse laiko aikštelėje praleidžia tikrai nedaug. Stepanas Kairys taip pat netrukus keis žaidėjus, o kol kas atakuoja Olimpo krepšininkai. Timothy Brooksas, Vaškys iš super sunkios padėties, netaiklus metimas. 70-64. Vaškys irgi prarado pasitikėjimą savim, stebėtina. Vienas iš valingiausių ir stabiliausių žaidėjų Plungėje. Dabar tas metimas tikrai nepavadintum jį labai racionaliu arba apgalvotu. Ir prasižengia Evaldas Jocys. Pirmoji asmeninė Jocio pražanga šios dienos rungtynėse. Vietoje Arvydo Stropio Šilutės komandoje grįžo aikštelę Laimas Ulevičius. Ir tik 6 taškai dabar skiria komandos, kamuolys Šilutės krepšininkų rankose. Ir su kamuoliu rezultatyviausias žaidėjas Tomas Rimkus, 22 taškai. Dabar įdengia Drąsutis. Ulevičius. Turėtų gan atsakingai elgtis su kamuoliu Ulevičius, kuomet prie jo stovi Joe Vickery. Krepšininkas vienas iš geriausiai perimančių kamuolius visoje lygoje. Ir lietė kamuolį Evaldas Jocys. 13 sekundžių lieka iki atakai skirto laiko pabaigos. Ir Šilutės krepšininkai dabar jau turi pradėti rengti ataką. Ulevičius ir Ivanauskas. Netaiklus metimas. Tomas Rimkus. Užmiega gynyboje dažnai Olimpo krepšininkai. Taip, įtampa didėja. Ir Olimpas jau prieš keletą minučių buvo apsiraminęs ir matyt patikėjo pergalę. Joe Vickery netaiklus metimas. Taip, po to, kai jis buvo iš puolimo išjungtas savo draugų, dabar ir sunkiau jam pataikyti. Na dabar vos neperėmė kamuolio Joe Vickery. Tik 4 taškai dabar skiria komandos. 70-66 ir didėja intriga ir įtampa šiose rungtynėse. Štai vėl kamuolys pas Ivanauską. Vos nepraranda jo Šilutės krepšininkai, dar 16 sekundžių. Ir 5 minutės 50 sekundžių iki antrojo kėlinio pabaigos. Kunsaitis. Perdavimas Jonikui. Jonikas atmeta Ivanauską. Ivanauskas dar kartą į taškų zonos, dar kartą netaikliai. Ir kas atkovos kamuolį, grumtynės dėl kamuolio. Ir kamuolys atitenka Olimpo krepšininkams. Na dabar Olimpas grąžins kamuolį į aikštelę. Ir aistringi Šilutės komandos gerbėjai ne visada sutinka su teisėjų sprendimais. O kol kas dabar kamuolys jau svečių rankose. Timothy Brooksas. Stepanas Kairys ragina kiečiau dengti savo varžovus. Brooksas, Jocys prieš Jocį, Ivanauskas. Evaldas Jocys po truputį net grėsmingai priartėjo prie krepšio, tačiau atmetė kamuolį atgal. Ir štai šį kartą taiklus Ramūno Petraičio metimas. Labai svarbus strateginiai metimas, nes jau senai nebuvo rezultatas didinamas iš Plungės komandoje. Paskutinį atkarpą Šilutės komanda laimėjo 8-0 pastarąsias 2 minutės. Ir štai dabar po ilgos pertraukos Ramūnas Petraitis pelnė taškus. Ulevičius ties 3 taškų linija iš toli, netaiklus metimas. Ir kamuolys atitenka Šilutės krepšininkams. Grumtynės kiekvienoje aikštelės vietoje ir ypač karščiausioje vietoje. Tai yra po abiem krepšiais. Ir štai Kęstutis Pilipauskas netrukus pratęs šias rungtynes su kamuoliu Rimkus. Rimku dabar dengia Vaškys ir taip pat pavyko kiek pristabdyti ir Rimkų. 3 taškai, Laimas Ulevičius, kamuolys šiaip taip įrėdėjo į krepšį, pašokinėjęs ant lanko. 11 taškas ir tik 3 taškai dabar jau skiria komandos. Šilutės komanda pakilo išties, galbūt ir svarbiam ir labai sėkmingam šturmui. Timothy Brooksas. Petraitis, gražus prasiveržimas. Taip, nebereiklo mes vakar šitą žaidėją taip pat geriam rungtynėse su Žalgiriu. Šiandieną sunkiausiais momentais jis vėl matosi ir labai ryžtingai atliko porą prasiveržimų.
Štai vėl kamuolys Rimkaus rankose. Visą laiką jį persekioja Eugenijus Vaškys. Štai pagaliau pavyksta duoti kamuolį Jonikui. Šis grąžina Ulevičių. Ulevičių dengiantis Timothy Bruksas. Prasižengia dabar stumteldamas Laimą Ulevičių. Pirmoji Brukso pražanga. 5 taškai skiria komandos. Ir tai yra, jeigu neklystu, 7-oji Plungės Olimpo komandos pražanga. Dabar nuo šiol ir Šilutės krepšininkai jau mes baudas po Plungės komandos pražangų. Štai dviese dabar atkovoja kamuolį Šilutės krepšininkai. Ir klaida, apmaudi klaida, leidžianti Plungiai. Taip, ši klaida gali labai brangiai kainuoti Šilutės komandai ir vis dėlto labai jau apmaudi, nepagaut kamuolio. Šitą pauzą, kur irgi leidžia truputėlį atsigauti Olimpui ir pagalvoti, ką dabar reikės atlikti. Taip. Ir dabar su kamuoliu Džo Vikeris. Pelnęs jau 18 taškų savo komandai. Vaškys. Labai sėkmingai žaidęs pirmajame kėlinyje. Ir Arūnas Drąsutis. Taiklus metimas. Drąsutis pelno savo komandai 16 tašką. Ir didina skirtumą iki 7 taškų. Atrodo, pradeda atsitiesti Plungės Olimpo krepšininkai po Šilutės komandos spurto. O dabar šie ataka gali būti labai svarbi Šilutės komandai. Dar 10 sekundžių atakai ir 3 minutės iki kėlinio pabaigos. Ulevičius. 3 taškai ir vėl viskas iš naujo. Laimas Ulevičius 4-asis tritaškis ir jau 14-asis jo taškas šios dienos rungtynėse. 4 taškai skiria komandos 76-72. 2 minutės 45 sekundės iki antrojo kėlinio pabaigos. Taip, antras kėlinys vis dėlto labai įdomus ir rungtynės pasidarė tikrai gražios po pirmo kėlinio tokių klaidų ir reikia pasakyti, kad ir taktinis siužetas abiejų komandų labai įdomus ir komandos užtenkamai įžaidžia kamuolį, bando užtvarų pagalbą atsipalaiduoti, bet vis dėlto lemia lyderiai. Ir labai gražu, kad abiejose komandose yra lyderiai. Na ir dabar 4 taškai skiria komandas, 2 minutės 15 sekundžių. Ulevičius dar kartą iš 3, netaiklus metimas, Ivanauskas kovoja dėl kamuolio ir jį atkovoja Rimkus. Bet kokia kova, koks pasiaukojimas, Šilutė eina paimti kamuolį šokus ir lentos visi iš visų padėčių, labai gražiai viskas vyksta. Netaiklus tritaškis metimas ir dabar jau Olimpas atkovoja kamuolį bei padidina savo šansų šios dienos rungtynėse. 76-72, 4 taškai ir Stepas Kairys prašo minutės pertraukėlės. Tačiau tam reikia, kad kamuolys atsidurtų už aikštelės ribų. Kol kas ataką tęsia Plungės krepšininkai. 13 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. Petraikis. Kelias buvo užtvertas. Ir Jocys. 2 taškai, kurie gali būti lemiami. Taip. Ir šitą ataką reikia pripažinti, Olimpos atžaidė pavyzdingai ramiai ir metimas buvo tikrai gerai paruoštas. Ir dabar Steponas Kairys paprašė minutės pertraukėlės. Minutė 26 iki antrojo kėlinio pabaigos ir Olimpas pirmauja 6 taškais. 78-72. Malonus lengvumas. Šiandien visame pasaulyje yra Finnair. Taigi baigėsi minutės pertraukėlė ir štai nepatenkintas, aišku, rezultatu. Turbūt rezultatu Šilutės komandos fanas. -6 taškai, jo komanda pralaimi. Nakėse dar turi kamuolį ir minutė 25 sekundės. Rimkus 24 taškai, 5 tritaškai. Taikliausias rezultatyviausias krepšininkas Šilutės komandoje. Ir dabar jį nuo jos stengiasi nesitraukti Evaldas Eugenijus Vaškys. Robertas Kuncaitis, netikėtas komandos kapitono šūvis. Taip, turbūt tikrai niekas, nei Plungės komandai tikėjo, kad taip gali atsitikti. Komandos kapitonas įrodė charakterį.
Ir sumažina skirtumą iki 3 taškų, 55 sekundės iki antrojo kėlinio pabaigos. Plungės komanda vis... Jeigu Plungės komanda nepataikys, rungtynės bus tokios pat įtemptos kaip ir vakar pabaigoje rungtynių. Yra šansų nepataikyti, nes tas tritaškis labai psichologiškai sudėtingas. Pataiko. Taškys, auksinė Plungės komandos rankelė, 16 taškas, galima sakyti, uždaro šias rungtynės iš šaldytuvą, 5 taškai ir tik 30 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Dabar reikalingas tritaškis ir perimtas kamuolys, tai labai sunku. Rimkus turėtų mest. Meta iš 3 taškų, netaiklus metimas. Pasirodė, kad šiek tiek lietė kamuolį Eugenijus Vaškys. Atkovoja kamuolį krepšininkai. Įtampa. Šilutės krepšininkai. Jonikas dar vienas netaiklus metimas ir tai jau paskutinė, turbūt paskutinė Šilutės krepšininkai. Jonikas prieš pusę minutės prametęs metimą, aišku, neturėjo teisės antrą lemiamą metimą. Ir štai griūna ant grindų Tomas Ivanauskas. Šitiek jėgų šiandien atidavė visi Šilutės komandos krepšininkai, kaip beje ir jų varžovai Olimpo komandos žaidėjai. Dar vienos atkaklios rungtynės, kuriuose pergalę šventė 3 vietą užimantį Olimpo komandą. Bet rungtynės tikrai pavyko. Ir įvyko labai įdomus susitikimas, neblogesnis už vakar dieną. Na ir tai buvo, aišku, dar vienas įrodymas, kad rungtynės tarp abiejų šių dviejų komandų, tarp Šilutės ir Olimpo, bet kuriuo metų laiku, bet kuriame sezono etape visą laiką būna atkaklios ir principinės. Taigi, rungtynės 5 taškų skirtumų laimi Olimpas, kuris iškovoja dar vieną pergalę ir toliau išlieka 3 turnyro lentelės vietoje. O Šilutės krepšininkam dabar belieka laukti, kaipgi sužais Sakalų ekipa, kuri šiandien rungtyniauja su Šiauliais išvykoje. Dar vienas super mačas, kurio rezultato gali priklausyti ir tai, kurioje vietoje bus Šilutė po šio LKL savaitgalio. Nuo kitą savaitgalį Baltijos televizija jūs vėl kviečia tęsti LKL kovas. Šiauliai susitinka su Statyba, tai rungtynių transliacija penktadienį, o šeštadienį dar viena turbūt labai įdomi dvikova, Klaipėdos Neptūnas prieš Plungės Olimpo komandą. Priminsiu, pagrindinis mūsų transliacijos rėmėjas Kraft Jakobs Šušart Lietuva. Atsisveikinu su jumis, iki.